Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Botiriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su elektronikos inžinieriumi, programuotoju Roku Sondaru. Labas, Rokai. Labas. Tave pristačiau šitais 2 žodžiais, bet žinau, kad tavo gyvenime yra kur kas daugiau, tai pabandyk paprastą kalbą paaiškinti ir kad visi suprastų, tai ką tu veiki ir kuo užsiimi. Taip, iš tikrųjų labai plati savoka yra inžinerija, bet aš galėčiau apibrėžti kaip inžinerija. Tiesiog inžinerija, kas liečia apskritai kūrybinį procesą, integraciją, visą developmentą, viską. Tai stengiuosi kuo daugiau save realizuoti šitoje srityje, tai reiškia inžinerija. O dabar papasakok plačiau, kaip tai atrodo praktiniais būdais, ką tu darai kasdienoje savo. Tai gerai mane pristatėte dėl to, kad programuotojas, nes daug laiko iš tikrųjų praleidžiu programuodamas. Iš tikrųjų yra tokie terminai kaip software ir hardware. Tai lietuviškai turbūt būtų su programinė įranga, o mes vadinam buitiškai geležim, šalia dar ta hardware. Tai nėra tos geležies, bet to programavimo srities. Visada bus sujungta, jūs paimkite bet kokį įrenginį, tai bus sujungta su programavimu. Tai tenka man ir programuoti, tenka ir lituoti, tenka ir projektuoti. Tai tarkim, turim naują produktą kažkokį, tai mums reikia jį suprojektuoti. Reikia jį testuoti, reikia jį programuoti, reikia vėl atlikti testavimus ir taip toliau. Paklausiu kitaip, kur yra tada tavo širdis? Ką darant tau labiausiai, nežinau, degi tuo? Kūryba. Bet ne ta kūryba kaip meninis žmogus, nes aš savęs nelaikau menišku. Aš laikau save kūrybiniu ten, kur galiu sukurti kažkokį produktą, sukurti kažkokį prietaisą, kuris palengvintų žmogaus kasdienybę. Tai turbūt, jeigu taip trumpai išsireiškiant, tai kūrybinis procesas. Pats kūrybinis ne, tai kad galutinis produktas, kur aš gausiu kažkokią naudą, bet pati kūryba, kai aš realizuoju savo įgūdžius, realizuoju savo žinias, visus šitus dalykus. O kas yra pati šviežiausia, neseniausiai atėjusi veikla į tavo gyvenimą? Suverenimas. Suverenimas, o verslas kada? Verslas anksčiau atėjo. Verslas atėjo anksčiau, nes tiksliau susipažinom su žmogum, kuris tapo mano verslo partneriu ir mes dabar kartu žygiuojam koja kojon, stengiamės lipdyti tą verslą nuo pat pradžių. Rokai, esi minėjęs, kad tu elektroniką domėtis ir dirbti su elektronika pradėjai nuo mažens, jau, ar ne? Papasako, ko ir kiek esi apskritai priardęs. Iš tikrųjų, pradėjau domėtis berods 11 ar 12 metų, vien dėl to, nes turėjau žaislą tokį, kaip 12 metų vaikų, sakyčiau, gal labiau įrankis buvo, bet aš laikiau kaip žaislu. Ir tai buvo prietaisas, kurį sugadinau netyčia. Numečiau, man nutrūko laidai jo, ir aš supratau, kad arba aš turėsiu nusipirkti kitą prietaisą, arba aš jį turiu susitvarkyti. Tai nuvažiavau, nusipirkau lituoklį ir bandžiau pats susilituoti. 12 metų? 12 metų. Wow. Bandžiau susilituoti ir man nepavyko, žinoma, bet dažnai žmonės numeta, kai nepavyksta kažkas, aš tiesiog užsispyriau, supratau, kad reikia tai padaryti ir laikui bėgant supratau, kaip veikia litavimas ir susilitau tą įrenginį. Net ir dabar aš jį turiu pas tėvus, pasilikęs namuose kaip prisiminimą pirmo eksperimento. O galbūt pameni tą visą jausminį būdą, kai ten kažką lituoji, bandai susitvarkyti savo žaislą, kurio tau labai gaila. Kuo tave tai sužavėjo apskritai šitas darbas? Apskritai, aš nuo labai mažens, čia turbūt yra tėčio ir mamos įskiepis, aš nuo mažens supratau, kad aš kaip vyras, jaunas vyras, turėjau turėti tam tikrus įgūdžius. Man dažnai draugai sako, kodėl tu neinvestuoji vertybinius popierius, kaip ir galva turi, gali investuoti, ten strategija ir panašiai, ir verslas yra. Bet aš dažnai sakau, kad man vyras ir vyro įvaizdis susideda iš tam tikrų kelių dalykų. Tai yra, jeigu vyras moka lituot, pavirint, sugeba susitvarkyti elektroniką ir moka programuoti, realiai jisai bet ką gali padaryti. Bet ką. Jis gali sukurti, jis gali staisyti, jis gali užprogramuoti, jis gali pakeisti. Realiai gali keisti pasaulį žmonės, kurie tai sugeba. Todėl man yra pagrindiniai 4 esminiai dalykai, kurie labai svarbus man yra. Ir aš labai kiekvieną dieną investuoju laiko daug į šitus dalykus. Esi minėjęs, kad tiesiog įsėdi, pavyzdžiui, į automobilį, matai garso magnetolą ir tiesiog tau iškart kyla klausimas, o kaip tai padaryti pačiam, ar ne? Taip. Kada atradai būtent savyje šitą dalyką, kad tau įdomu suprasti sistemą ir kaip tai padaryti? Kada aš galbūt atsakyti negalėčiau. Iš tikrųjų, kiek save atsimenu, aš taip visą laiką galvodavau, netgi tai net neapsiribuoja tik elektronika. Tai man, pavyzdžiui, pasaulis, apskritai aplink mane supantis pasaulis, aš einu, tarkim, gatvėje, vedžioju savo šunį ir žiūriu į dangų. Ir tada galvoju, kodėl dangus mėlynas. Kodėl taip yra. Ir aš noriu sužinoti mokslinį faktą, dėl ko jis yra mėlynas. Ir aš grįžtu namo ir aš ieškau informacijos, kodėl jis yra mėlynas. Ir aš nepamirštu to. Tas pats lygiai ir su elektronika. Aš įsėdėjau į automobilį,
pamatau magnetolą ir man iškart įdomu, o tai kaip veikia, kodėl paspaudus mygtuką taip nutinka. Ir tai būdavo, dabar aš tą klausimą jums galiu atsakyti užsimerkti. Tu jau žinai atsakymą. Žinau atsakymą. Bet tuo metu man buvo labai smalsu įdomu ir tada pradedi domėtis, galvoti, kodėl, kaip veikia mygtukas. Kodėl jis veikia, ko jam reikia, kad jis veiktų. Tada klausimas, kaip tas signalas yra apdirbamas. Ir taip toliau. Ir atsiranda tada, supranti, kad yra ne tik viena elektronikos sritis, yra analoginė, yra skaitmeninė elektronika. Ir čia užburtas ratas, čia galima žmonės ištisus gyvenimus savo praleidžia mokindamės šitoj srityje. O tu pamatai daiktą kažkokį ir tau kyla tas klausimas, kalbėkim, pavyzdžiui, apie elektroniką ir tu ką tada darai, ar tau užtenka išsiaiškinti faktą ir kaip viskas tai padaryta, ar tau jau reikia tada pačiam pabandyti atkartoti, išardyti, ką tu tada darai? Labai įdomus terminas yra, mes su draugu nežinau, ar kiti žiūrovai turbūt, ar jie girdėjo tokį terminą, bet mes vadinam trečiąją akim. Tai programavime, elektronikos inžinerijoje yra toks dalykas, kai tu pagalvoji, kažką pamatai ir galvoji, kaip veikia, ir tada analizuoji, stengiasi, ieškai informacijos. Ir trečioji akis, sakau, atsiveria trečioji akis specialistui tada, kai tu pamatai, ir jau pas tai seka, diagrama yra galvoje, pati seka, kaip viskas veikia. Tai paimkim pavyzdį magnetolą. Aš pagalvoju apie magnetolą ir aš jau žinau sekos diagramą, kaip paspaudžiamas mygtukas, kuris nueina, kas vyksta procesorė, kaip veikia kodas, kas yra ten, ar garsas pakeliamas, ar kažkokį kintamieji suveikia, ar kažkas tokio. Tai va čia vadinamoji trečia akis. Tai aš dažniausiai pamatęs tokį procesą labai dabar jau išmokau vertinti savo laiką ir galvoju, ar man apsimoka kažką gaminti, kas jau yra pagaminta. Galbūt aš galiu padaryti geriau, negu yra rinkoje ir tada aš galbūt investuosiu savo laiką. Bet va čia labai didelis ačiū mano partneriui, kolegai, kuris mane išmokė iš tų dalykų. Nes anksčiau būdavo aš, kaip jūs ir sakėt, paimu daiktą, pamatau daiktą ir aš noriu padaryti taip, o gal net ir geriau. Ir iš karto automatiškai susiverčia tokia, lavina ant manęs. O kokiu savo pasiekimu tu labiausiai didžiuojasi? Aš turbūt, galbūt sakyčiau, būtent aš jums minėjau apie tas 4 savybės. Tai aš labai didžiuojuosi tuo, ypatingai savo pasiekimu, kad aš gebu to laikytis, tos strategijos, tos disciplinos laikytis ir eiti tuo keliu. Ir tobulėti, ta prasme, labai yra sudėtinga tobulėti, kai tu to nenori daryti. O aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tą norą, degu to norą tobulėti ir tai aš nesakyčiau, kad kažkokį projektą galėčiau pristatyti, nors tų projektų yra, bet nesakyčiau, kad aš galiu kažkokį projektą pristatyti ir sakyti, va čia mano pasiekimas yra. Tikrai ne, aš labiau vertinu tai, savo žinias, nes žinios kaip ir nepaslaptis, investuokime į vertybinius popierius, į bankus, ateis krizė, pasibaigia pinigai. Dingo pinigai ir dingo jūsų investicijos, žinios jos yra tau galvoje. Ir visą laiką žmogui reikės pagalbos, reikės pavirinti, reikės ten palituoti, reikės pataisyti, reikės N dalykų, kur tikrai galima į save investuoti ir džiaugtis. Ar turi kokį nors daiktą, projektą, kur, bandai, bet vis dar negali suprasti, kažko įsiaiškinti ar sukurti? Turi kažką tokio? Yra tokių projektų. Yra vienas, kuris dabar labai man užstrigęs. Visai neseniai pradėjau, tapau motociklininku. Nusipirkau motociklą. Ir man vėlgi tas pats pavyzdys kaip su to magnetolu. Aš atsisėdau motociklu ir mano motociklas yra gana senas, posūkiai net šoka. Ta prasme, nėra tokio dalyko kaip atšokantis posūkiai. Ir man iškart kyla mintis, ką man reikia padaryti, kad šitie posūkiai susukus vairą ir atsukus atgal atšoktų, kaip atšoko automobilį. Tai aš pradėjau, nusibrėžiau strateginę loginę schemą, kaip tas tikslas turi būti pasiektas ir integravau. Integravau iki to, kad padariau geležį, kaip ir minėjau, tą hardvarą visą. Užprogramavau, bet atėjo žiema ir į motociklą jo neįdėjau. Ir dabar, tai šią vasarą dabar tas procesas turėtų tęstis. Tai turbūt dirbtinai sustabdytas buvau laiko ir to oro visų dalykų. Dabar nekantrauju patikrinti, ar ne, ir jau viskas bus taip gerai. Taip, iš tikrųjų tai labai nekantrauju, noriu pasižiūrėti, nes žinau, kad tikrai nebus iš pirmo karto gerai, testuojuosi tikrai ne vieną kartą tokią įrangą, nes tai yra vis dėlto motociklas, tai yra posūkiai, tu negali tiesiog paimti, įdėti ir sakyti, ai, bet dabar veikia, o po to neveiks. Aš reikiuosi eisme, dalyvauju, tai labai svarbu, kad jis veiktų nepriekaištingai. Pakalbėkime apie pačią inžinieriaus profesiją. Kokių esi tu mitų girdėjęs būtent apie inžinieriaus profesiją? Jo, yra tų mitų iš tikrųjų, kad iš namų neišeina, kad visi pliki, kad visi su akiniais, visi be socialinių įgūdžių ir panašiai. Tai čia vėlgi yra mitai, yra iš dalies ir tiesos daug šitame dalyke, bet tai yra mitas. Kiek tu iš savęs norėsi, tiek ir turėsi. Jeigu tu esi žingeidus, nori mokintis daryti, tai
tikrai nereikia galvoti, kad tapus programuotoju ar ten inžinierium tau kažkaip magiškai nuslinks plaukai, ar magiškai reikės sakinių. Tikrai taip nėra. Pamiršiu, kaip bendrauti. Taip, ar dings tavo bendravimo įgūdžiai. Taip, tikrai taip nėra. Aš manau, tiesiog nesivadovaukim mitais, o darykim tai, kas mūsų širdį ir galvoje. O kokiu tu pats esi klausimų sulaukęs iš žmonių, kurie domisi šitą veiklą ir kokie jie klausimai kyla būtent apie tavo veiklą kaip inžinieriaus? Taip, daug tokių klausimų įdomių yra. Dažniausiai būna, ar gali man sutvarkyti kompiuterį, ar gali man sulituoti, ar gali tą padaryti, ar gali tą padaryti. Tai dabar kažkaip pastaruoju metu atsifiltravau. Ta prasme, nebėra tokių žmonių, kurie taip klaustų, nes aš jau pasakiau, kad aš nelituoju. Nelituoju, ta prasme, kažkokios įrangos, kuri yra sugedus, ten jums dabar va šiuo metu reikia. Nes, tada reikia jums ateiti pas mane ir užsirašyti, nes iš tikrųjų tai nėra taip, kad aš paėmiau, padariau ir aš labai rimtai žiūriu į savo darbą, labai rimtai žiūriu į savo amatą ir man kokybė, užtikrinti kokybė yra labai labai svarbu. Tai jeigu aš paimsiu to per 15 minučių ir padarysiu ir tai nebus kokybiška, man tai atsiruks 2-3. Todėl aš dažniausiai sakau tiesiog, tokie klausimai dažniausiai aš tiesiog jų vengiu. Rokai, o tiesa ar mitas yra, kad inžinieriai yra labai stiprus matematikoje ir privalo būti stiprus matematikoje? Ir dar kartu noriu paklausti, kokių iš tikrųjų savybių reikia geram inžinieriui? Nesutikčiau, kad labai gerų reikia inžinierių, bet čia galbūt iš mano patirties. Aš asmeniškai labai nežiūrėjau į matematiką rimtai, kaip į mokslą. Aišku, dabar aš to atsikandu, nes iš tikrųjų aš labai norėčiau. Dabar prireikia? Ne kiek prireikia tiesiog, bet aš labai norėčiau. Žingeidumas. Aš labai noriu žinoti, aš dabar studijuoju chemiją laisvu metu, studijuoju fiziką, vien dėl to, nes man pačiam įdomu, kaip ir sakiau, kaip veikia pasaulis. Fizika yra mokslas apie pasaulį, chemija yra mokslas apie molekulės, apie daleles, apie visą kūnus, ar ne, o matematika yra apskritai universalus mokslas. Todėl aš dabar labai investuoju daug laiko į tai, bet norint tapti geru inžinieriu nereikia matematikos. Nereikia, ypatingai dabar. O savybių tada kokių reikia? Savybių, aš manau, reikia, svarbiausia tai yra žingeidumas. Svarbiausia yra visiškai. Nes jeigu tu susiduri su problema ir tu nesieksi jos įspręsti, o tam reikia labai daug vidinių jėgų, kad tu galėtum sakyti, aš pavargęs, aš nenoriu, bet reikia, ir tu nori surasti tą problemą, nori surasti sprendimą į tą problemą, tada tu tikrai būsi pats geriausias inžinierius. Tu savo laidoje kitam elektronikos inžinieriui uždavei klausimą, kurį aš tau dabar noriu irgi užduoti. Tai visgi, inžinieriais yra gimstama ar tampama? Aš manau, klausimas, kaip sakau, aukso vidurys. Aukso reikia vidurių ieškoti. Tai čia irgi dar vienas iš mano toks posakių, kur gyvenime į viską galima atsakyti, ieškant to aukso vidurių. Tai turi gimti su tam tikrais įgūdžiais, ta prasme, tam tikrais dalykais, bet jeigu nori būti geras inžinierius, tau reikia tiesiog noro, užsispyrimo, noro. Bet kaip sakau, turbūt ne kiekvienas iš mūsų žmonių yra žingeidus, ne kiekvienas galbūt nori ten spręsti kitas problemas ir panašiai, bet tokių žmonių yra. Tai jie ir gali. Tai viskas čia yra toksai sudėdamasis dalykas. Turi kažką atsinešti iš gimimo, bet tuo pačiu turi ir turėti tą norą. tą norą ir galbūt tiesiog užsispyrimą. O tavo akimis, kokia yra situacija apskritai Lietuvoje su elektronikos inžinieriais? Mes turim labai stiprių inžinierių, labai stiprių. Turbūt, nežinau, ir mūsų žiūrovai turbūt girdėjai yra apie įmonę Brolis, kur gamina optinius taikiklius. Taip pat Lietuva yra viena stipriausių lazerių industrijoje, gaminant lazerius. Tai mes turim tikrai labai daug tų stiprių inžinierių, labai daug. Dažniausiai, aišku, vyksta tasai nubyrėjimas, kadangi jie išvažiuoja į užsienį. Aš ir pats esu gavęs ne kartą pasiūlymų tiek pat iš užsienio, tiek ir už Atlanto. Bet tiesiog aš per daug myliu šitą miestą, per daug myliu Lietuvą, niekur nevažiuosiu. Tave tai stabdo būtent meilė šitam? Taip, žinoma. O jeigu lyginant, kokius pasiūlymus, pavyzdžiui, gauni iš užsienio ir lyginant tai, kas yra Lietuvoje ir kokios yra sąlygos, kokius skirtumus pastebi? Iš tikrųjų, Lietuvoje tas elektronikos apskritai inžinerija dar labai jaunas dalykas yra. Nes dažniausiai, jeigu pasižiūrėsim, tai Jungtinės Amerikos valstijos, jos buvo kaip ir pradininkai šito dalyko. Daugiausiai ten buvo investuojama laiko ir tas research and development buvo visas įsteigtas tenai. Pas mus dabar yra ta kultūra, kai nesupranta dažniausiai darbdaviai, ko reikia reikalauti iš inžinieriaus, kokių reikalauti įgūdžių, ko reikia, kad jisai gerai patiktų savo darbą.
Nes dabar pas mus kartais, einant kažkur, vat, pavyzdžiui, darbo pokalbius, kolegos vat, pasako irgi, kad reikalavime iš inžinieriaus to, ko jis negeba, kas yra ne jos srityje. Ir kaip sakiau, inžinierija labai plati sąvoka. Yra ten analoginė inžinierija, ta prasme, hardware engineering. Ir ten tų sričių yra labai daug, čia plati labai sąvoka. Ir ateina žmogus ir jį pristato kaip elektronikos inžinierių, bet iš jo reikalavimo visai kito, ko jis nedaro, arba kas yra ne jos srityje. Tai vat dabar, pavyzdžiui, pastebėjau tokią tendenciją, kad dažniausiai visi specialistai būtent nurodo, ko reikia. Tai ar tai testavimo inžinierius, ar tai yra montažinių plokščių gamybos inžinierius, ar tai yra dar ten kitų dalykų. Tai tiesiog nurodo sritį, kurios būtent jiems dabar reikia. Ten robotika ir taip toliau. Rokai, neška aiškumo šitoj vietoje būtent apie elektronikos inžinierių, tai kokiose vietose, kokiose srityse jis galėtų, tarkim, būti reikalingas, kur jam reikėtų eiti ieškoti darbo ir apskritai, ar tai yra gerai apmokama profesija? Dėl darbo, apskritai kaip darbo inžinieriaus, tai pati profesija yra apmokama tikrai gerai, bet norint gauti tą atlyginimą, reikia tikrai daug laiko investuoti į žinias. Mokslas iš tikrųjų yra labai sunkus, nes ten yra labai daug teorijos. Dabar mes perinam labiau į praktinį mokymą. Dabar jau mūsų visuomenė perina į praktinį mokymą, kur mes daugiau laiko skiriam praktikai, nes tai labai svarbu yra. Nes teoriškai, kaip ir plokštę paėmus, tarkim, montažinę, sumaketavusi, viskas aišku, viskas gražu. Bet praktikoje ten fonavimai, visi kiti dalykai, bangos, elektromagnetinis bangos. Tai dabar yra situacija tikrai gera, atlyginimai tikrai ganėtina aukšti Lietuvoje. Pagrindai išlieka tendencija Vilnius Kaunas ir Klaipėda šiek tiek, bet galima ir Marijampolėje susikurti tokį pat gerbūvį, ką mes dabar ir darom. Tai tiesiog sakau, taip, lygiai taip pat galima susikurti ir Marijampolėje. Jeigu šią laidą klauso kokie, pavyzdžiui, nors gimnazistai, kurie dvejoja, svarsto, gal ir traukia tą inžineriją, gal ir netraukia tą inžineriją, kokių patarimų galėtum duoti būtent jiems, kaip jiems pasitikrinti, tai šitas kelias jiems ar ne? Ar konstruoji ką nors laisvu metu? Ar tau įdomu, kaip veikia? Ar tu nori kažką konstruoti visų pirma? Nes sekti tokios profesijos, kaip dabar yra irgi tendencija, jauni žmonės, aš būsiu programuotojas. Ir aš sakau, gerai, būk programuotojas. Bet ar tau tada teikia laimę? Ne. Tai sakau, tada tu nebūsi programuotojas. Nebūsi. Nes aš žinau, yra toks terminas 10x programuotojas, tai aš esu tikrai ne 10x programuotojas. Aš esu paprastas programuotojas ir yra žmogus, kuris yra 10x programuotojas, kuris už mane pranašesnis programavime n kartų. Jis padarys daug greičiau negu aš. Nes tai yra jis yra jo variklis. Tai yra jo pagrindinis dalykas. Ir eiti tik dėl finansų į sritį tikrai ne. Į apskritai gyvenime į pinigus nereikėtų žiūrėti. Pinigus uždirbti yra paprasta, jeigu tu turi savo hobį, darbą kaip hobį. Tada tavo pinigai yra antroje vietoje. Ir tu darai su meile, su jausmais tą visą dalyką. Tu labai vertini, kad tai, ką darai, tada atsiranda, kaip sakau, ir kokybės kontrolė, ir norisi ir kokybę užtikrinti ir klientų, ir savo. Tu negali savo meluoti. Negali. Tu turi sakyti, kad, negali sakyti, aš gerai padariau. Savo, nepameluosi. Ir tada atsiranda klientų įvertinimas. Sako, žiūrėk, kaip jis gerai padarė. Žiūrėk, kaip jis gerai tą padarė. Ir tada automatiškai ir pinigai ateina. Rokai, ar tiesa, kad tavo viena iš svajonių yra tapti kosmonautu? Papasakok apie šią svajonę ir ką ši svajonė reiškia tau. Aš labai nuo mažens domėjausi mokslu. Ir žinot, kaip sako, mažų berniukų svajonė visą laiką būti astronautu. Tai aš buvau vienas iš tų berniukų. Nesvajojau būti ugniagesiu, nesvajojau būti policininku, niekada. Net negalvojau, kad būsiu elektronikos inžinierius. Aš visada galvojau, kad aš noriu pakilti į kosmosą ir ten atlikti tyrimus, atlikti mokslinius kažkokius bandymus. Tai man, iš vis astronauto kaip karjera, tai man yra visiškas mokslo apogėjus, pati aukštuma. Ką tu gali pasiekti, tai yra tapti astronautu, nes kur tu labiau prisidėsi prie mokslo, kur tu labiau būsi arčiausiai mokslo negu ten, kur yra visiškai bleeding edge technologijos, ta prasme. Visiškai. Kosmosas ten, jeigu paimtumėm elektroniką, kaip pavyzdys, tai elektronikoje yra, tu gali čia sukonstruoti žemės, ten orams, vėjams, stichijoms ir panašiai. Kosmose ten yra visiškai kitaip, viskas kitaip. Ten turi atitikti 100 standartų ir taip toliau. Ir žmonės prie to dirba. O astronautas, kaip tas žmogus, kuris dirba prie to, jis visiškai mato, kas yra geriausia, kas yra tobuliausia. Aš labai tikiuosi, kad aš kažkada pamatysiu lietuvį astronautą. Aš matau, kad tu vis dar šitą svajonę degi. Aš niekada jos nepamesiu, niekada gyvenime.
Žinau, kad tu esi dar ir mokęsis iliuzionisto paslapčių. Ar ir į tai tave atvedė būtent tas noras suprasti, kad ką matau, kaip tai padaryti, ar ne? Iš dalies taip, iš dalies žiūrint į magiją, iliuzijos meną, aš kaip labiau žmogus, domintis mokslu, labiau man mokslas yra aktualu negu pati iliuzija. Aš galvoju, negali tai būti. Pagal mokslą yra taisyklių rinkinys. Fizika, matematika. Jeigu aš metu akmenį, akmuo nukris, aš galiu apskaičiuoti, kokius atstumų nukris, žinant jėgą, kokią aš mečiau, ir žinant žemės trauką, ten galiu apskaičiuoti, kur nukris tas akmuo. Iliuzija, man atrodo, toksai dalykas, kur nėra apibrėžta jokių normų. Nėra kažkokios formulės, kurią galėčiau apskaičiuoti galutinį rezultatą. Ir aš, kai pradėjau mokintis, iš tikrųjų tai pasirinkau iliuziją strategiškai. Dėl to, nes tai yra didelė apgavystė ir tai yra žmogaus pojūčių, regos, klausos, visų pojūčių tiesiog apgavimas. Tai aš rinkausi tai strategiškai tam, kad sugebėčiau žmogų apgauti, suprasti žmogaus psichologiją, kaip jisai, ne tai, kad piktybiškai apgauti, bet tai labai praverčia versle. Apskritai įtikinti žmogų. Iliuzijos menas yra įtikinti žmogų, kad tu iš nieko padarai kažką. Ir tai va tas įgūdis labai daug man davė. Ta prasme, rankų miklumas, apskritai tas kritinis mąstymas, vertinimas, žinojimas, kaip veikia, kodėl veikia. Ir ta prasme, pagrindiniai 3 klausimai pasaulyje mano pasaulyje žiūro yra kas, kaip ir kodėl. 3 klausimai. Kas tave labiausiai nustebino būtent iliuzijos mene? Profesionalumas. Iš tikrųjų, esu dirbęs su keliais žmonėm. Ta prasme, tuo metu, kai aš studijavau, aš stengiausi kuo daugiau apsupti save žmonėm, kurie tuo užsiema. Tuo metu, kai aš studijavau, jų lietuvių buvo labai nedaug, bet teko keliauti ir užsienį ir važiuoti jų pasirodymus ir bendrauti su jais, tais magais, tai iliuzionistais magais. Tai tas profesionalumas. Jie neturi jokio ego. Kaip nebūtų keista, atrodo žmogus stovintis scenoje, jie neturi ego, jie nėra pas juos tokio dalyko, kad pastrauk nuo manęs, tu čia pradinukas ir panašiai. Jie labai vertina, kad kažkas nori tokį labai sudėtingą, sakyčiau, tokį labai mirštantį, jau mažėja tų iliuzionistų, tai jie labai vertina, kad tu nori to mokintis ir labai nori, kad tu tęstum ir kad jų pamokas paimtum. O sunku išmokti bendrai kalbant? Ne, užsispyrimo reikia. Aš apskritai žiūriu į pasaulį, kad nėra nieko neįmanoma, nėra nieko sunkaus išmokti, tiesiog reikia užsispyrimo. Jeigu paimtumėm tiesiog, žiūrint, ką kalbam apie tą iliuzijos meną, nes vėlgi tai yra labai platus spektras, bet jeigu, tarkim, kortų magija, jums reikia daug drilų, to vadinamo, tų pakartojimų, dirbam, darom, lavinam raumenis, nes ypatingai, pavyzdžiui, su kortų magija, jeigu jūs galvojate, kad jūsų pirštai dabar juda labai, labai dinamiškai, tikrai ne. Ta prasme, mano pirštai, aš lavindavau juos, atlikdavau tempimo pratimus, kad tik tai galėčiau įgyventi tam tikrus dalykus, kad nematytų galutinis vartotojas, kaip tai buvo padaryti. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį norėtum tu pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Aš galvoju, kad turim vieną labai fainą, labai šiltą žmogų, tai yra Nikas Vosylius, jis yra tatų meistras. Ir aš pasidariausi tatuiruotę, mes su juo esam geri draugai ir iš tikrųjų žmogus labai spalvotas, įdomus, su juo labai įdomu pašnekėti. Ir turbūt gerai dėl to ir sutarėm, nes pasaulyje žiūro mūsų labai panaši. Irgi labai užsispyręs žmogus, siekia savo tikslų. Tai turbūt jį norėčiau pamatyti, suprasti ir paklausyti, kaip jisai atsakys į jūsų klausimą. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Roku spėjome Jums papasakoti. Jeigu Jūsų mintyse sukasi žmogus, mūsų kraštietis, kurį norėtumėte pamatyti laidoje prie baro, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.